Šiandien minimali alga Lietuvoje viena mažiausių visoje Europos Sąjungoje. Daugiau už mus uždirba net artimiausi kaimynai Latvijai bei Estai. Išgyventi su 800 litų per mėnesį praktiškai neįmanoma. Žmogus gali tik tai egzistuoti, tai yra pačios pigiausios kruopos, patys pigiausi, patys prasčiausi maisto produktai, tai tos vadinamos šlapiosios dešros, kuriuose mėsos nėra, pats prasčiausias aliejus. Tai sunkiai yra įsivaizduojama iš tikrųjų. Dalis žmonių pas mus badauja dėl tokios algos, to labiau, kad kainos kyla ir degalam, ir už vandenį karštą, ir apšildymą, tai žmonės tiesiog badauja. Arba išlaiko tėvai ir seneliai. Tokiai valstybės politikai nepritarė Tvarkos ir Teisingumo frakcijos nariai. Jie sostinėje surengė piketą, ragindami atkreipti dėmesį į tuos, kuriems pagalbos šiandien reikia labiausiai. Stebim beveik pusę metų vyriausybės, profsąjungų ir darbdavių diskusijas apie minimalų atlyginimą. Ir vienu momentu atrodo, kad jau artėjam prie susitarimo didinti bent jau iki 1000 litų. Kitą kartą premjeras pasako, kad 850 yra Lietuvai nepakeliama našta. Ir galų gale po pusės metų įvairiausių dėrybų pasakoma, kad gal kalbėsim apie minimalų atlyginimą po naujų metų, o šiandien liberalizuokime darbo kodeksą. Tvarkiečiai įsitikinę, kad bendradarbiaujant su verslininkais šalyje minimalią algą galima padidinti net iki 1800 litų. Būtent tai ir yra partijos prioritetinis uždavinys.